radijo namai. Tai labai gerai. Sveiki, babytė, aš noriu pakalbėti apie tavo katinėlius. Kodėl mėgsta katinėliai pelės valgyti? Todėl, kad katinėliai yra plėšrūs gyvūnai ir jie yra medžiotojai. Ir jie dieną valgo sausą maistą, kur nuperkam parduotuvėje, o naktį jie vis tiek išlenda pro vartelių apačią ir išbėga į laukus medžioti. Ir jie medžioja peles, paukščiukus ir viską, ką atranda, kas juda. Ir vieną kartą man katytė buvo parnešusi netgi kurmį, o dar vieną kartą netgi žaltį. Ir parsinešė ir žaidė taip su to žalčiu. Va. Todėl jie tokie yra medžiotojai. Kodėl katės nori draskytis? Katės turi nagučius, jie visą laiką auga. Ir dėl to katinukai nori tos nagučius pasismailinti ir drasko į medį, galanda tos nagučius, kad būtų aštrus ir galėtų staigiai sučiupti savo grobį. Kodėl katės nori kažkada valgyti mėsytę? Tai todėl, kad jie yra plėšrūs gyvūnai ir jie nori mėsytės. O būna, kad mes nuperkam dešros parduotuvėje, jie labai valgo. Ir kai valgo dešrą, tai kačiukas, berniukas netgi urzgia iš malonumo. Jisai taip daro labai juokingai. Kodėl katė nori kažkada mylėti kažką? Kodėl katinėliai nori mylėti kažką? Todėl, kad katinėliai, jie yra tokie labai meilūs ir jie moka labai prisitrinti, išsiprašyti, kad paglostytum. Jie mėgsta labai aplink kojas glaustytis, murkti ir jiems labai patinka, kada kasai ausytę. Jie būna labai mieli, bet tik tada, kai jie nori. Kada jie nenori, tai tu neprisikviesi ir jie neateis. Kodėl katė galvoja, kad ten yra žaislas pelė ir jie galvoja, kad ten tikra? Todėl, kad jie nemoka atskirti, ar čia tikras, ar netikras. Jiems svarbu, kad jeigu juda, tai jiems labai smagu yra pagauti ir jie galvoja, kad čia yra tikra. Ir dėl to jiems suveikia medžiotojo instinktas. Kodėl katė kartais nesuvalgo žaislo, kad taip sugeba su nagais? Kodėl nesuvalgo? Turbūt pajunta, kad jis nevalgomas. Ir jie iš vis labai supranta, kas yra skanu ir neskanu. Ir būna, kad aš nuperku Miciui tokį paštetą. Jisai labai smirdi, siaubingai kaip smirdi. Ir jam taip skanu ir jisai suvalgo. O Micytė, jinai moka netgi suraukti nosytę ir jinai su tokiu pasišlykštėjimu žiūri į savo brolį ir atrodo, kad jinai supranta, kad jisai valgo kažkokį tai smirdalą. Kodėl katės nori valgyti tikrus peles? Tikras peles, todėl, kad turbūt jos yra skanios. Jos turi kažkokių tai medžiagų, kurių reikia katinėliams. Todėl ir valgo. Ir suvalgo ir su kailiuku, ir su kojytėm, ir su uodegytė. Visą suvalgo pelę. Kodėl katės turi kitą kailį? Kodėl katės turi kokį kailį? Kitą kailį. Kitą kailį. Kad nesušaltų turi kailį ir žiemą jie gyvena lauke ir užauga labai stori kailinukai. Tu irgi žiemą vaikštai apsirengusi šiltai, kad nesušaltum. Tai katinėliai turi kailį irgi, kad jie nesušaltų. Kodėl katės turi ilgus plaukus?
Ilgus plaukus irgi čia priklauso nuo to, kokia yra katės veislė. Būna tokių katinukų, kurie išvis neturi plaukų, yra pliki. Taip, yra visokių rūšių katinėlių. Kiek babytė turi iš viso katinėlių? Dabar turiu 2. Mergytę ir berniuką. O kaip jie atsirado, tai katė, laukinė katė atėjo pas mus į kiemą ir kažkur tai pasislėpusi atsivedė kačiukus. Ir jinai juos labai slėpė, kol jie buvo mažiukai. Bet vis tiek mes pamatėm, kad kažkas tai tarp medžių kažkokie tai maži kamoliukai juda. Ir aš pamačiau, kad ten tokie yra mažyčiai katinėliai. Ir tada aš nupirkau maisto ir norėjau juos prisivilioti. Jie labai bijojo iš pradžių. Va, ir tada, kai jie priprato, tai tada mama katė paliko savo tuos vaikus ir išėjo. Jinai suprato, kad tiems vaikučiams, kačiukams bus pas mus labai gera ir jinai išėjo. Ir pas mus gyveno 3 katinėliai, bet vienas žuvo. Taip. Jo vardas buvo Zoro. Ir jisai vieną kartą išbėgo į gatvę ir jį nutrenkė mašiną. Taip, mes labai verkiam. Tai dėl to liko 2 katinėliai ir kartais būna, kad jie įbėga į namus ir netgi mes galvojam, kad jie įbėgia į namus, kniaukia, ieško savo to brolio. Va, tokia liūdna istorija. Kokios katės vardos? Berniukas yra Micius, o mergaitė yra Micė. Kur jie gyvena? Jie gyvena lauke, bet jie turi savo namelį. Tu matei, atsimeni kačiukų namelį? Namelis yra su langiuku ir su terasa. Taip, o žiemą, kada būna šalta, tenais netgi yra šildymas. Yra įdėta pagalvėlė, kuri šyla. Ir jiems labai patinka tenai miegoti žiemą. Jie ten sulenda ir šiltai miega. Kodėl tavo katiną vieną pratrenkė mašina? Todėl, kad jisai buvo tas kačiukas žiopliukas, jisai dar nežinojo, kad reikia saugotis gatvėje. Jisai nesuprato, jisai nepasižiūrėjo į kairę, į dešinę ir jisai bėgo per gatvę. Ir mašina važiavo. Kodėl jis bėgo per gatvę? Todėl, kad jisai buvo laukuose ir norėjo grįžti į namus ir dėl to turėjo pereiti gatvę. Ir neapsidairė, ar yra mašinų, ar nėra. Ir va taip atsitiko nelaimė. Ačiū babytė už pokalbį. Radijo namai. Tai labai gerai. Labai gerai. Ačiū žurnalistė.